visų kretingiškių vardu ir palinkėti, kad jūs suktumėt tą ratą apie kretingos jausmą ir sakytumėt, čia man. Čia aš šiemet prisidėjau, čia ir mano šventė. Tai sakiau, šiemet eisiu į įžiebimą, 10 metų nebūna ir šiemet nueisiu. Tai labai ačiū Jums. Ačiū iš tikrųjų. Ačiū Jums, ačiū močiutei ir be galo džiugu. Jau dovanas? Jo, čia jau Jums vietą. O kur sodinsim? Auginkit, nu nežinau, į tą pačią vietą. Prašysim seniūnės klipo kur nors, kad turėtumėm kur pasodinti eglutę. Tai dabar auginsit, o kai išaugs irgi kada nors miestui padovanosit? Jeigu sulauksim, nes daug metų reikia. O kaip jums pačiai tos gyvos eglės? Pačios gražiai, aš nuo pirmų metų pasiūliau, tik gyvą eglę. Aš, ta prasme, nėra gražesnis eglės už gyvos. O buvo vėl šiemet taip, kad gyventojų paskelbėt prašymą? Jo, paskelbėm prašymą ir gyventojai siūlė. Kiek buvo apie 10 eglučių. Vėl apie 10? Jo, apie 10 panašiai eglučių. Įsirinkotės ją? Va taip ir važiavom, žinokit, važiavom į kiekvieną vietą, kiekvieną apžiūrėjom, išskyrus buvo pasiūlymas iš Klaipėdos, gan tolokai. Nevykau, nes galvoju, gražiai matęs, kad gražiai galvoju, jeigu mūsų rajone netiks, tik tada važiuosiu. Ir tada buvo viena iš Palangos, Palangoje nedavė leidimo, iškart sutarėm, kad, ir nebuvo tikslo važiuoti. Pirmiausia, paklausiau, ar gaus leidimą, nes... O jūs šitam name kiek jau laiko gyvenate? 50 metų. 50 metų. O ta eglutė auga 27, vat jūs Jo, anūks dukra papasakot. pasodina. Čia tam kampelį, čia buvo tujų ta buvo irgi daug, bet ons nusmelkė man tas tujas. Viskas. Išaugai didelį medį gražią, aš dabar galvoju, Jėzau, ką būt reikia atsikratyti.